Labas, Arvidai. Labas, labas. Taigi, sveiki visi, čia jau penktoji laida Diagnozė tinklinis ir šiandien turim tikrai labai įdomų svečią, Arvidą Mišeikį. Arvidas pagal mano skaičiavimus jau 16 sezoną žaidžia užsienyje. 2004 metais poroje su Arūnu Kirsniu laimėjo pasaulio jaunių U18 paplūdimio tinklinio čempionatą, o šiuo metu Arvidas žaidžia Prancūzijos B lygoje. Tai sveikas dar kartą, Arvidai, ir šiandien praleisim pusantros geros valandos kartu ir norėsiu, kad papasakotum savo istoriją tinklinio. Tai pirmas etapas būtų toksai, kaip atsirado tinklinėje Arvidas. Tai žodžiu, pirmas klausimas, kaip ir kada pradėjai lankyti tinklinio treniruotės? Tai viskas prasidėjo gitario mokykloje Šiauliuose. 5 klasėje, atsimenu, klasiokas žaidė tinklinį ir pasiūlė šiaip tiesiog gal nori treniruotis. Aš dar atsimenu prieš tai, kad Gundajevas treneris ėjo per klases ir kažką turiu galvoje, ta prasme atminty, kad jis lyg ir siūlė, lyg ir gal norit kas pasportuoti, lyg ir kirbėjo mintis, sakykime, eiti tas treniruotės, bet aš kažkaip sudvėjojau tiesiog ir taip gavosi. Ir galiausiai mano klasiokas sako, tai davai, tai pabandyk, ateik ir aš kažkaip, okei, sakau, čia niekas per galvą neduos, neatėjus. Tai atėjau, mėnesį laiko pasportavau ir tada nebejau, nes iš tikrųjų buvo taip, kad Hebryt jau buvo 2-3 metus pasportavę ir aš taip kaip žalias ateini, tu matai, kad visi kiti už tavį yra geresnė, taip kažkaip ir galvoju, ką žinau. Ir taip nustojau eiti ir tada pats treneris, atsimenu, atėjo ir pradėjo sakyti, kad tai čia viskas tvarkoj, čia tiesiog reikia kantrybės ir taip toliau. Ir aš kažkaip taip paprastai grįžau į treniruotės ir tvarkingai pradėjau lošti tą tinklinį ir ta prasme taip ir atėjo viskas. Savaime tiesiog. O tinklinis tau buvo pirmas sporto šaka ar prieš tinklinį dar kažką išbandęs buvai? Iš tikrųjų, tai net nelabai, aš atsimenu, esu krepšinę vieną treniruotę nuėjęs, bet kai pamačiau, kad 10 lakstų ir 50 sėdžiant ant suoliuko, tai po pirmos treniruotės man užteko to, ta prasme. Tai bokso vieną treniruotę esu nuėjęs, tai tokie. Tokios tas treniruotės, kažkur blaškiaus, kažką dariau, ta prasme, neradau vietos ir kažkaip tinklinis mane užkabino. Tai taip natūraliai viskas. O gal prisimeni pradžiai, kai pradėjai lankyti, kokie tinklinio elementai labai nesisekė treniruotėje? Ne, tai kai tu ateini, realiai tau nieks nesiseka, žinai, tai ta prasme, bet aš sakyčiau, gal priėmimas buvo pats blogiausias reikalas iš tikrųjų. Ten apie bloką aš nešneku, aš lygi šioliai nesu geras blokuotojas, jeigu ką. Jo, turbūt priėmimas, žinai, nes buvau dramblys, jau tada jau buvau, gerai, 5 klasėje, kiek aš ten galėjau būti, koks tas ūgis. Nežinau, bet kuriuo atveju jau buvau, kaip 5-okas, buvau jau aukštas, žinai, tai ten permušti per tą tinklą, ten 220. Jo, manau, aš taip galvočiau, kad buvau aukščiausias. Tai ten per tą tinklą permuštą kamuolį jau ten be technikos galėdavai, nes tiesiog ilgas rankas, žinai, ten su inkariukais kiek pašokdavai, bet viskas tvarkoja. O tu minėjai, kad pradėjai lankyti ir tavo tie bendra treniruoti partneriai, jau jie sportavo metus 2. Jo, tai Arūnas Kirsnys, jis jau buvo sportavęs jau prieš tai porą metų, ta prasme. Nes aš 5 klasėje, kaip aš iki 4 klasė jau į visai kitą mokyklą, ir aš 5 klasėje tik atėjau į gitario mokyklą. Tai gavosi taip. Tai ir dėl to aš kaip ir realiai susivėlinau, sakykim taip, nes turbūt būčiau ir anksčiau pradėjęs treniruotis. Bet realiai aš jos, prisiminimai tokie, sakau,
Buvo sunkus, Pabaig. nes buvo sunkus, nes sakau, iš papradžių jie visi pažengė tokie 2-3 metus, o aš čia žalės, bet realiai aš juos labai greitai prisivijau iš tikrųjų, tai taip kažkaip gavosi, Kokie prisiminimai matomai apie talentą tam trenerį, turėjau. apie trenerį Valerijų Gundajevą? Nu, geriausi prisiminimai iš tikrųjų, aš manau, kad tokiem jauniem žaidėjam tai ir turėtų būti tokio tipo treneriai, ta prasme, griežti tokie ganėtinai, kad tu žinotum, kas yra disciplina, ko iš tavęs prašo ir taip toliau. Nu, mano nuomonė, va čia va ir yra tas griežtumas, tas turėtų būti, nes žinai, penktokas ten vaikas esi, tai ten vėjas galvoj pas tave, tai va reikia to tokio biškį, kad tave paprotintų vietom, net ne apie tinklinį šnekant, sakykim, ten, apie kitus dalykus, žinai, tai va čiut ne kaip kad tėvas būtų, sakykim. Tai va. Buvo kažkokių keistų nutikimų su treneriu, nes aš pamenu, buvo tokia istorija, kai treneris Gundajevas buvo treneris rinktinės 87, taip. Ir buvo pirmą treniruotę, jeigu neklystu, ten, žodžiu, kažkas įėjo, Kelmiškis Arnoldas Barauskis su krepšinio maikė į treniruotę ir sako, eik iš čia persvelgtą maikę. Jeigu tiesą pasakius, aš žinok, tikrai šito neatsimenu. Jo, bet sakau, ar tau pačiam yra buvę kažkokių istorijų su treneriu įdomių? Ne, tai tiesiog įdomių labai istorijų kaip ir nėra buvę, jisai tiesiog man negailėdavo tų negražių žodžių, žinai, už kuriuos aš nusipelnydavau dėl savo ten charakterio įvairaus ir blogo charakterio, sakykime, ten darydavau tam tikrų pričiūdų karts nuo karto ir ta prasme to nusipelnydavau, bet taip, tai kažko labai neišskirčiau, žinai. Kažko labai Bet tai tu save vadini sunkiu vaiku, ta prasme, treneriui nebuvo lengva tavęs treniruoti. Ne, nu tai aš buvau paklusnus, viskas buvo okei, tiesiog kartai, žinai, turėdavau savo nuomonę dėl kažko, ar tai dar kažką, nu toks, ta prasme, aš uždaresnis žmogus esu lygi šiolį, aš, nemėgstu daug šnekėti, ten, sakykim, kai nereikia ir taip toliau, ir ten galiu parodyti, sakykim, gestais tam tikrais, kas man nepatinka, žinai, ar dar kažką negu žodžiais, tai va, tai... Ne, šiaip, aš kaip asmenybė nesu konfliktuojanti ten ar dar, tiesiog parodau, kas man nepatinka, žinai, tam tikrais kitokiais būdais, žinai, tai... Gerai, ir pradėjai lankyti treniruotės, palankiai kažkiek laiko. Ar greit supratai, kad tinklinis yra skirtas tau ir ar greit pamilai tinklinį? Jo, iš tikrųjų, tai gan greitai supratau, nes, kaip sakiau, aš greitai prisivijau tuos bakuriukus, kurie jau 2-3 metus buvo sportavę. Tai sakau, natūraliai, tada tu pats supranti, kiek ten pasportavus ten pusę metų, sakykim, tu jau lygus kaip su lygiai žaidė, ne? Tai tada tu supranti, kad gal kažkas iš tavęs ir išeis, ne? Ir taip kažkaip aš užsispyriau ir dirbau ir tiesiog natūraliai viskas taip ir gavosi kažkaip, kad jo, iš tikrųjų, sporto šaka tai buvo man, aš supratau tai gan greitai iš tikrųjų ir paskui jau nesu tas žmogus, kuris blaškosi ten dar kažko ieško, nes, kaip sakiau, nuėjau krepšinio treniruoti ir ten konkurencija paranormali, tai man to nereikia kaip realiai. Tai taip ir gavosi, žinai. O besitreniruojant sporto mokykloje dar pas trenerį Valerijų, kokiuose pozicijose teko pažaisti? Tai kokia ta pozicija, žinai, kaip ten gauni, kaip ten būdavo antra pozicija kelia, neberots, ir tu centre stovi, tai ten tau pakelia aukštą kamuolį ir tu muši ten, bet kur ir supranti ir tiek žinių, tai ten, o aš sakau, kaip dramblys buvau ten, ilgas rankas dar kažkiek pašokinu ir viso, ir muši negalvodams, tiesiog ir darai tos taškus vieną po kitą ir kažkaip taip. Tai nežinau, kokia čia ta pozicija, ar man tekdavo priiminėti, aš
Manau, kad man netekdavo, aš kažkaip neatsimenu šito. Gal ir tekdavo dabar, aš šito nepasakysiu. Tai va, tai greičiausiai, kad tekdavo, jeigu antrojo linijai būdavo, ne, nu tai va, tai Bet tu, taip kažkaip. Bet irgi kai baigiai mokyklą, jau iki pat galo mokyklos pas trenerį Valerijų nesitreniravai, ne? aš iš tikrųjų, aš kai gitarių mokyklą baigiau, realiai ten buvo iki 10 klasių, aš tada perėjau Romuvos gimnaziją ir nuo tada aš pradėjau pas Trockį su vyrais treniruotis. Ir jo, nuo tada aš su vyrais judėjau. Tai čia vėl buvo toks žingsnis į priekį, žinai, iš tų vaikų amžiaus su vyrais jau yra visai kitaip, žinai. Tai jos, tada su Trockį judėjau. Gerai, tai truputį keliamės į vėlesnį etapą. Kokie atsiminimai apie jaunučių tą 87-88 metais gimusi rinktinę? Gal prisimeni pirmą kažkokią stovyklą, pirmas varžybas? Ne, nu tai tos stovyklas tokios ir būdavo, kaip ir dabar, žinai, tas pats ten savaitę prieš susirenki ir važiuoji varžybas, nu tai ką ten po kelias treniruotės į dieną išvažiuoji, gauni į skūrą nuo visų po 3-0 ir važiuoji namo, žinai, nu. Tai va, tai kažkaip, o mes tada su jaunučiais, kur mes važiavom, man atrodo, mes į Estiją važiavom. Kažkas buvo. Tai gal Baltic Cupas buvo? Gal Baltic Cupas dabar, bet tai kad aš neatsimenu, kad aš kažkur toli su jaunučiais važiuočiau iš tikrųjų. Negu kad Baltijos šalis, tai aš manau, kad, žinok, tikrai neatsimenu. Tai galvoju, gal kokio Estijoje ir buvo tas, nes atsimenu, prie Serbijos rinktinę žaidėm, prie Suomijos rinktinę žaidėm, tai čia greičiausiai, žinok, Estijoje. Čia turbūt Europos čempionato atrankai jau žaidėm. Jo, tai va su tais jaunučiais, kaip tu su tais jaunučiais, va, kaip sakai, tai va, tai. O ten atsiminimai, tai, nu, kažkokių tai ten, kažkas galvoja, kad būtų užsilikę, tai nėra iš tikrųjų. Užsilikę tik tais galbūt. Buvo smagu, kai buvai paauglys dar ir atstovauti Lietuvą. Ne, nu tai taip, bet aš kažkaip to nepriėmiau kaip čia pasiekimas ar dar, tai tiesiog natūraliai, žinai, kai susėdi ten dvi jaunučių ten komandas, dvi panų, žinai, ten ant žmonių, nu tai kažkaip nėra to tokia, o čia pasiekiai kažką, žinai, nu kažkaip gerai gavai ten tą bliuzoną su Lietuva užrašu, bet ne, aš tuo metu kažkaip nesureikšminu to iš tikrųjų. Gerai, nesureikšminu. Tai truputį jau tu užbėgai už akių ir paminėjai, bet patekimas į vyrų komandą tuo metu Šiaulių Elgą startą. Pameni tą momentą? Jo, man atrodo, pirmas varžybas buvo prieš Kauną. Ir man sekės labai gerai, palyginus, kaip pirmas varžybos. Tu tik atėjai pirmą sezoną ir iškart jau gavai startiniam 6 žaisti. Lyg ir taip, ar kilau nuo suolo, ar kažkas tokia ten pirmas varžybas, bet tai kad aš ten greitai įsipaišiau ir supratau, kad jo, viskas čia yra gerai. Gal pameni, kas tokie lyderiai buvo pas jūs komandai ten? Žinau, kad Trockis pasavo. O daugiau nežinau, galvoju, ar Astrauskis buvo, gal Astrauskas buvo, blemba. O dabar nežinau. Visko gali būti. Labai jau senai buvo. Jo, iš tikrųjų, kažkaip sakau, aš tokių dalykų labai neužfiksuoju, žinai. Tai žinau, kad mano performances buvo neblogas, kaip pirmas varžybos prieš Kauną, tai jo. Bet man, atsimenu, kas įstrigo, tai Marius Strioga per tas varžybas, nublemba vaikį šoka, ten muša tą kamuolį. Žiūrėjau, žinai, 16 metų, o čia tai dramblys geras, galvoju, o tai duod, žinai, nu. Tai va, jo. Aš kiek pažiūrėjau statistiką, tai Arvydas Mišeikis nėra tapęs Lietuvos vyrų čempionu. Tu turi sidabrą, turi bronzą, bet prie tavęs nerodo. Kaip manai, dar įmanoma ištaisyti šitą klaidą?
Nežinau, nu, tai nėra realiai mano siekiamybė kažkokia, žinai. Kaip ir, sakykime, nėra siekiamybė laimėti tą Baltijos čempionatą, ten, kaip pavyzdys. Nežinau, aišku, ateityje, manau, bus variantų, sakykime, bet klausimas, ar aš pats to norėsiu, žinai. Tai va ten, žinant, kaip Klaipėda juda, ten, sakykime, tai, nu, okei, ten aš nemanau, kad jiems kils problemų ten laimėti čempionatą šiais metais, žinai, bet aš niekada, sakiau, nebūsiu tas, kuris atvažiuos 2 kartus į savaitę, pasitreniruos ir važiuos į varžybą su komanda žaisti. Nu, čia taip nevyksta, ta prasme, čia yra visiška pieva, mano nuomonė. Tai va, tai nežinau, žiūrėsim. Sakau, bet tai nėra mano siekiamybė, kaip sakiau, ir aš apie tai visiškai negalvoju realiai. Gerai, tai biškiai salės tinklinį palikim nuo šaly, tada antras etapas mūsų pokalbio, aš jį pavadinau paplūdimio tinklinis. Ir kada atsirado tavo gyvenime paplūdimio tinklinis? Nu, tu treniravais pas Valerijų Gundajevą ir kažkada vasarom pradėjau turbūt žaisti, taip? Tai turbūt tą pačią vasarą, aš kai pradėjau tinklinį žaisti salės, tai tą pačią vasarą aš ir paplūdimį pradėjau judėti prie Prūdelio. Tai... O jūs sportavot prie Prūdelio ten tada? Jo, prie Prūdelio. Ne, prie Prūdelio mes, kai pradėjom tenais, taip ir lygi šioliai Prūdelis gyvas. Tai va, tai ir taip pastoviai tos vasaras, kaip sakau, buvo parduotos realiai. Treniruotės, varžybos ir taip toliau. Tai. O paskui vėl į salę grįžti. Kaip atsirado jūsų pora su Arūnu? Nu, tai čia nežinau, čia reiktų amžinatelsi trenerio klausti, kaip iš čia sugalvojo taip. Bet jau kai pradėjot žaisti, sakei, pirmom vasarom, jau iškart su Arūnu, ar dar turėjot kitus sporininkus? Ne, mes iš karto tikrai nepradėjom. Aš, jeigu gerai atsimenu, aš žaidžiau su klasioku, Andrium Juozapaičiu, jeigu tokį atsimeni. Man atrodo, kad aš su juo pradėjau. Ir paskui ten kažkaip natūraliai gavos, kad mūsų suvedė. Ir mes treniravomės, gavos taip, kad Juozapaitis buvo su Gyčiu poroj, o mes buvom su Arūnu. Ir mes ten keturiese daužydom tą kamuolį dieną iš dienos vasarom. Jo, bet ne iš karto, tikrai ne iš karto suvedė. Dar atsimenu, Neda Škultina, gal netgi ir su juo yra tekę pažaisti. Nu, aš kažkaip sakau, atmintis pas mane tokia. Nerijus Liubinas, nežinau, ar tu pažįsti, komentuoja, kad tu žaidėjai su Rolkiu gelbėtojai. Žinai gal tokį Rolkį gelbėtojai? Tai jo, tai aišku, ką žinau. Aš jį buvau susitikęs, tarp kitką, šią vasarą netyčia, pietiniam, tai taip peršnekėjom, tai džiaugiuosi dėl žmogaus, toks švytintis, viską, berods 2 vaikus jau turi ir taip toliau. Jo, atsimenu žmogų ir tikrai malonus žmogus toks buvo, būdavo su juo pabendrauti. Jo. Gerai, tai prisiminkim dabar tą jūsų didžiausią pergalę 2004 Italijoje pasaulio čempionatą. Ar pasiruošimas tam pasaulio čempionatui buvo kažkuom kitoks nei prieš tai, ar kažkoks stebuklingas? Kaip prisimintum pasiruošimą tam pasaulio čempionatui? Pasiruošimo nebuvo. Supranti, mes ten net neturėjom važiuoti. Mums paskambina Macius, treneris, žodžiu, jis ten visus reikalus tvarkė. Sako, ar važiuosit į Italiją, ar kažkas tokio. Nu, mes realiai pasirinkimą net neturėjom. Tai mes gal atvažiavom ten į Palangą, gal ten savaitę pajudėjom prieš, bet mes jau prieš tai buvom nejudėję kurį laiką. Nu, tai gerai, važiuojame tą pasaulio čempionatą Italijai, Renault Lagūną, susėdam keturiese, karočią, nu ir davai, važiuojam į tą Italiją. Ir tu įsivaizduok, tai kvalifikacija. Strockis, Macius ir jūs du. Strockė net nebuvo, baig. Macius,
Macius toksai iš Vilniaus, jisai amba jau dėdė metuose, jisai dabar verslininkas, berods buvęs tinklininkas. Jisai kaip antras treneris važiavo ir mes dviesi. Ar kažkas tokio, nu vienu žodžiu, kad keturiese mašiną, tai įsivaizduok. Nu ir važiuojame tą Italiją, žinai. Nu, įsivaizduok, tai tiek tu mus... nebuvo, jo. Realiai ne, tai ten ir, nu... Tai pas mane sekantis klausimas buvo, ar išvažiuojant į tą čempionatą jautėt, kad galit gerai pasirodyti, tai įtariu, kad nejautėt. Nu, kaip tu gali galvoti apie kažką, kai tu atvažiuoji kvalifikaciją ir tau reikia 3 varžybas kvalifikacijų laimėti. Visų pirma, kad tu patektum į grupinės varžybas, o tu kvalifikacijų, jeigu vienas praloši, nu tai labanaktis, renkės šmutkės ir važiuoji atgal į Lietuvą iš Italijos. Nu, tai, žinai, ten. Nežinau, ką ten Macius buvo sugalvojęs iš tikrųjų treneris. Aš net neįsivaizduoju, ką jis buvo sumąstęs. Gal jisai tiesiog norėjo į Italiją taip nuvažiuoti, pasivažinėti, pasižiūrėti, ten pasigrožėti kažkom. Gal tai buvo tik tais preteks kažkoks, aš net nežinau, bet taip iš lempos ta prasme nesidaro šiaip. Bet nežinau, ar gal jisai jautė, jisai mums nesakė, gal jisai jautė, kad mes galim kažką pasiekti. Bet matai pabaiga kokia, tai reiškia jautė. Nu jo, čia jau reiktų jo klausti, gal ir jautė iš tikrųjų, nu bet mes buvom su Arūnu išskirtiniai tų metų žaidėjai, sakykime, tiek fiziškai, tiek Arūnas ten gynyboje, ką jis išdarinėjo, nu ta prasme, tai, nes aš kaip sakau, aš blokuotojas iš manęs tai nekoks, nu, tai jisai atidirbdavo kaip priklauso, tai va, tai neveltui jisai ir MVP gavo, ta prasme. Atrankinės 3 varžybas, po to aišku žaidėt grupė, po to jau prasidėjo play-offai. Kada supratot, kad šis čempionatas gali jums būti visai neblogas jau? Ne, nu tai po grupės, kai išėjom, jau supratom po grupės, kad gali būti visai neblogai, bet nu, ten irgi tie play-offai, žinai, 16 finaliai, 8 finaliai, nu ten irgi vienas, sakau, pralošė ir viskas. Nu, kai esi tokiam amžiui, tai bet kas gali nutikti realiai. Tai supranti, kad ir 8-finaliai, jeigu ne, jo 8-finaliai, ar 4-finaliai netgi prieš Olandus, nu tai mes ten kapuojamės kaip lygus su lygiai. Jo, ir supranti, ten Olandas sušokant mano kojas, ta prasme, atakuodamas aš blokavau, nu ir ten realiai viskas užsibaigė, žinai, tos varžybos, o jeigu net tą traumą neaišku, kaip ten būtų, viskas dar pasibaigė, žinai. Tai čia... Gerai, tada nusikelkim į finalą to čempionato. Ja, tai jūs finale žaidėte prieš Lenkus, Zbigniew Bartman ir Kubeką. Ja. Gal prisimeni, koks buvo finalas, nes jis baigėsi 2-1 rezultatu. Ne, nu tai ten buvo įtemptas, ten buvo saidautas ant saidauto, tiesiog laimėjom ant to, ką Arūnas pasitraukdavo, aš ten pakeldavau ir kokius jisai taškus pasidarydavo, viskas ant to buvo. Viskas ant to žaidėm per Kubieką, nes Bartmanas ten, kai smėgdavo tą kamuolį, tai ten kamuolys liekdavo žaikštelės ribų toli gražu ten, žodžiu. Tai va, taip kažkaip, ne, sakau, ne veltui Arūnas ir gavo tą MVP, jisai ten tiesiog žibėjo, tiesioginė to žodžio prasme. Jūs žaidėt per Kubeką, o Lenkai per ką žaidėt, per Arūną? Per Arūną, man atrodo, per Arūną, jeigu gerai atsimenu. Nes aš irgi, ta prasme, nu įsivaizduok, vaikis čiut ne 2 metrai, rankos iki kelių, supranti, sveri 70 kg ir šoku dar. Nu, ir ten irgi nelabai ką ir galvoji, ten duodi per tą kamuolį ir viskas. Dar, aišku, jeigu kažkokią techniką turėjau, jau tuo metu turėjau kažką, tai jau ir matydavau bloką ir visą kitą, tai žinai. Pas mane paplūdimy tokio dalyko kaip šliopkės nebūdavo, ta prasme, aš atsimenu, netgi mes, kai treniruodavome, žinai, su Strockiu yra buvusias kelias treniruotės, kad mes specialiai viens kitam keldom toli nuo tinklo kamuolius, ten 3 metrus ar dar, bet tu be šliopkės, nu, tu turi tiesiog dubasinti, tai šoki maksimaliai, žinai, ir, nu, ir ploji kaip reikalas, tai va, taip pat kažkaip.
Fizuka, tiesiog fizuka, žinok, mes ir Lenkai realiai buvom už visus stipresni fiziškai. Kiti galbūt buvo ten techniškai labiau, bet mes per fizuką iš tikrųjų ėmėmės. Ir dar, aišku, Arūnas ten, sakau, tą uoslę turėjo gynybai, kaip jis išlakstydavo visą kitą. Tai pasaka. Supratau. Gerai, įsivaizduok, paskutinis taškas jūs įmušot, kokie jausmai tapus pasaulio čempionais? Nu tai žinai, nelabai ten, aš tai nelabai patikėjau iš tikrųjų ir kažkaip aš visą laiką toks santūrus, kad ir kas bebūtų ten pasaulio čempionatas, ar ten Prancūzijos čempionatas, ar Austrijos čempionatas, ar koks, aš kažkaip taip neinu ten iš proto, ten nešūkauju, maikutės ten, žinai, nusimovęs, nebėgo aplink salę, ten tiesiog tai, tai aišku, nuostabės emocijas, jo labiau, kai žinai tą visą istoriją, realiai nuo pat pradžių, kaip viskas buvo, tai čia tiesiog, faina, žinai. Taip, realiai tai taip nesidaro, bet stebuklai matomai vyksta, žinai. O kiek pamenu, jūs tam čempionate pusfinalį žaidėt prieš latvius, Šmėdenč Ivanovs. Jo. O tu seki, kaip sekasi, dar Janis žaidžia vis su savo kitu naparniu. Seki juos? Jeigu atvirai, tai aš tinklinio visiškai nežiūriu, praktiškai žiūrėjau olimpiadą, nes tiesiog buvo įdomu, kiek toli prancūzai eis. Prancūzų varžybas visas žiūrėjau po grupės. Bet šiaip paplūdimio aš nežiūriu, aš tiesiog, nežinau, turiu ką ir taip veikti, negu vasarą sėdėti prie kompo ir žiūrėti ten kažkokias tai varžybas, žinai. Tai va, žinau, kad Vitoldas dar mums užduoda tiesiogiai klausimą, kodėl vis tiek tapo abu su Arūnu salės tinklininkai? Tai labai paprasta, iš tikrųjų, tai finansavimo nebuvo. Tai tu patampi pasaulio čempioną, ne? Ir tiesiog, ir iš to tu nieko, ir į priekį niekas nejudėjo, ta prasme. Ir taip tiesiog viskas nuslūgo, pasaulio čempionas, viskas, bet taip viskas ir užsibaigė. Tai, ta prasme, federacija nepasistumėjo daugiau kažko padaryti, dėl to, ta prasme, kažkokių finansų paieškoti, kad va čia gali būti komanda, kuri, aišku, iš tikrųjų, tai komandai paplūdime tinklinė reikia labai daug pinigų, nes, treniruotės, treneriai, o jie yra kosmosas iš tikrųjų. Ir svarbiausiai daug neatsiperka. Tie pinigai atgal. Ne, tai savaime aišku. Tai čia savaime aišku, žinai, čia. Jo, čia yra daug reikalų ir manau, kad tuo metu federacijai tai buvo visiškai neįkandama ir klausimas, ar dabar tai būtų įkandama, jeigu kas nors laimėtų pasaulio jaunių čempionatą. Tai va. Gerai, tai dar man vienas klausimas toks įdomus. Ar smagu dabar žiūrėti Lenkijos rinktinę ir matyti, kaip Kubekas yra Lenkijos vyrų rinktinės kapitonas? O tu žaidėjai kažkada ir laimėjai prieš šį finalę. Sakiau, kad aš nežiūriu tinklinę praktiškai. Vienas dalykas. Bet vis tiek žinai, kad Kubekas žaidžia ir yra kapitonas. Žinau. Šitą aš žinau. Ir aš žinau, kad Italijos antrojo lygoje aš jam 3 eisus suleidau 3 sete ir mes laimėjom varžybas antrojo lygoje. Jo, Kubiekui. Jo ant kairės rankos 3 iš eilės suleidau. Tai va. Bet jis tada buvo, nebuvo žvaigždė čia savaime, aišku, žinai. Bet jis jau buvo geras žaidėjas. Bernardis buvo treneris ir, Bernardis visiems turėjo akį, tai pasikvietė jį ir jis netgi nebuvo visą laiką startinio šešeto žaidėjas Padovai. Tada Padova dar lošė A2 antrojo lygoje. Tai va, tai... Ne, šaunuolis, supranti, kaip yra Lenkijai, tai, ten yra rimtas lygis, ten rinktinės non-stop dirba, ten yra visas tau sąlygos pasiekti aukščiausią lygį, tu tiesiog turi dirbti. Tai va, ir jisai už savo užsispyrimų, kiek žinau, kiek girdėjau iš kitų žaidėjų, jis yra tikras kovotojas.
realiai pas jį charakteris yra neužmušamas, tai jis tiesiog užsikovoja savo vietą ir neveltui turbūt yra kapitonas. Nu, tai žmogus gyvenantis tinkliniu turbūt. Supratau. Gerai, aš dar atsimenu tokių įdomių nuotraukų mačiau, kaip jūs grįžot jau į Lietuvą ir prie Šiaulių, to, žinai, ženklas, kurį važiuoja ir yra Šiauliai, ten jumis pasitiko su vainikais, jeigu neklystu. Atsimenu. Tai kaip vertini tą pasitikimą Šiauliuose, tie vainikai ten? Ne, nu tai faina, nu tai įsivaizduok, nu Šiauliai, tai mažas kaim, žinai, tai plemba, nu gerai, smagu. Iš tikrųjų nesitikėjom to tokio, aš iš tikrųjų dėmesio nemėgstantis žmogus. Tai toks buvo gal toks sutrikimas ar dar kažką tai. Bet aišku, tokie dalykai, žinai, glosto širdį kaip bebūtų. Glosto širdį kaip bebūtų ir viskas matomai buvo suorganizuota, ten sakau, tie plakatai, jo puikiai atsimenu, kaip mes iš Latvijos mikriuko išlipom, dar tarp kitko, Latvijos mikriuko. Žinai tokį dalyką, Latvijos mikriuko? Žinau, puikiai. Tai va, tai įsivaizduoju, kaip turėjo visas tas atrodyti. Ne tai, kad paimtų su normaliu, ne tai, kad supranti, paimtų ten, nu, išnuomotų kažkokį tai normalesnį transportą, bet ne, mes iš Latvijos mikriuko išlipom, nu, ta prasme. Jo, nu, tai daug ką pasako, ne? Katrina buvo komentuoja, kad draugai jį taip pasitinka po kiekvieno sezono. Ar čia teisybė? Katrė klausė, ne? Ne, iš tikrųjų yra, ne kiekvieną sezoną, gerai, jau mes esam saugę žmonės, žinai, nu čia. Bet jo, atsimenu iš Austrijos, kai grįžau su medaliais, tai tikrai pasitiko ten. Vakarėlis buvo pas draugus, kaip priklauso ir tikrai buvo smagu, iš tikrųjų, tikrai buvo smagu. Bet dabar jau, žinai, kai esam metuose savotiškai, tai, nu, nebereikia jau tokių dalykų, tai va, kažkaip vertini kitus dalykus labiau gal, žinai. Gerai, tai po tokios įspūdingos pergalės, ar norėjot sportuoti, sakykime, jeigu būtų buvę finansų ir sąlygos vien pliaže, ar buvo tokių minčių? Tai jo, tai aš būčiau net nebejojęs, aš būčiau tikrai bandęs 100% čia be jokios abejonės. Tai, nes, nu, žiūrėk, kai tu laimi pasaulio čempionatą, nu, tai reiškia, kad tu turi talentą kažkokią, ne, nu, tai ko te reikia? Reikia finansų, reikia rimtų trenerių dirbti ir kažkas būtų įvykę gal, žinai, bet nepabandęs nesužinosi, bet aš tai vienareikšmiškai būčiau už, žinai, būčiau buvęs už, sakykim, bet čia už aukštai po pietų, kaip sakė. O tai jūsų pora su Arūnu įsiskirstė dėl salės tinklinio realiai, nes tu kažkur žaidėjai ir Arūnas. Jo, ne, nu tai. Kaip, ar Arūnas žaidė Danijai? Jo, Arūnas žaidė, sakau, dėl salės tinklinio įsiskirstėt. Nu tai realiai supranti, nu tai paskui koks tikslas ten, dar važiavom ten tuos Europos U20, U23, bet jau nebebuvo tas pats, žinai, jau nebebuvom tie žaidėjai, aš jau labiau salę buvau susikoncentravęs, tiesiog mus vežė kaip už rinktinę, kaip už žaidėjus, ne, nu ir žaisdom tas varžybas, ką ten reikėdavo ir viskas, ta prasme, bet kažko tikėtis jau nebegalėjai tiesiog, nes tie žmonės jau buvo labiau pažengę ten, sakykime, U23, kai išvažiavom, ne, nu tai ten, tai ką tu ten, rusai, ukrainiečiai, nu ten visą galvą už tavį jau geresnį, nes, nu jie grinai pležininkai, žinau, tu iš salės, nu ką ten, biški palošiai paplūdim ir važiuoji Europos čempionatą ir tu atrodo kažką nuveiksi, taip nesidaro, žinai. Tu negali būti ir ten gerai, žinai, nu, negali būti. Aišku, galbūt ten yra fenomenų, aš nežinau, bet nu, čia abejoju. Taip. Nes tai yra visgi, kaip bebūtų, tai yra dvi skirtingas sporto šakas, žinai. Taip, o ypač dabar. Jo, ypač dabar, tai. Jo.
Gerai, tai prieš keliantis į trečią etapą dar Povilas Babarskas parašė, puikus Pofke. žmogus, geri laikai praleisti Austrijai, linkėjimai. Ačiū, Povilai, ačiū. Pasilgau jūsų. Trečią etapą pavadinau legionieriaus duona. Aš pamenu, kad pirmas tavo sezonas buvo Kiprė, tai kaip nusprendė ir kas padėjo išvažiuoti į tą Kiprą? Ir ar tada tau, kaip galvoji, ar tada tau Kipras buvo geriausia vieta išvažiuoti žaisti tinklinį? Aš, kai 16 metų pradėjau lošti už Elgą ir aš jau tada supratau, kad Lietuvoje man greitų laikų nebelabai bus ką veikti. Ir iš tikrųjų taip nutiko. Ir tada pradėjau mąstyti, nu tai viso reikia važiuoti, nu ta prasme, galiausiai tu iš to pinigus gali uždirbti, ne, nu iš to gali pragyventi. Ir aš baigiau vidurinę, tada vėl pradėjau skaičiuoti, okei, stoju Univierą, 4 metų Univierė, 22 man metai. Jau 22 metų nelabai kas ir bežiūrės, ta prasme. Nu, taip logiškai mąstant. Tu prarandi 4 svarbius metus, ne? Tai okei, nu tai tada Saulius Astrauskas sportavo Kiprė ir klubui reikėjo priėmėjo, nes aš tada lošiau priėmėjų želgą. Ir mes kažkaip su Sauliuku taip pašnekėjom, žinai, aišku, Strockis Aivaras nelabai manęs norėjo išleisti, kaip ir logiška būtų, nu, bet nelabai ką ir galėjo padaryti. Nu, ta prasme, aš be sutarties algoj, nu, negalėtų taip žmogaus tiesiog laikyti. Tai va, tai ir taip gavosi, kad ir išvažiavau. Tai čia turėčiau būti dėkingas Sauliui Astrauskui, nes aš nežinau, kaip čia viskas būtų pasisukę. Galbūt būčiau stojęs universitetą ir, žinai. O pameni Kipro komandos lygį, treniruočių skaičių? Ne, ten nieko ypatingo. Ta prasme, Kiprė lygi šiolį yra ten, kas ten, 2-3 komandos, tai ten, kurios tokios labiau jau profesionalios, sakykime. Ten visas kitas, nu, tai ten keli profesionalai ir visi kiti ten po darbo, tai eina pasitreniruoti. Tai mūsų komandoje buvo serbas, latvis, Saulius ir aš, tai 4 profai. Nu dar pasuotojas toks buvo, bet jis ten irgi jau ten vietinis skaitęs, ten kroatas, man atrodo, kad ten irgi. Kada norėdavo, tada ateidavo į treniruotę, tai taip kažkaip, nu, kiekvieną vakarą susirenki ten, 6 prieš 6 pažaidė ar dar kažką ir tiek, štanginė laisva būdavo, atsimenu, tai Saulius ten man padėdavo, žinai, maždaug ką padaryti ir viskas, tai nieko ten nėra išskirtinio, žinai, tas lygis toksai ir likęs iš tikrųjų. Bet po sezono Kiprė gavai pasiūlymą iš Belgijos. Nežinau, kaip ištarti teisingai komandos pavadinimą, bet Argets Duvel Pure. Purs. Tai čia įdomi istorija buvo iš tikrųjų. Po Kipro aš netgi video net realiai neturėjau. Aš agentą per Google susiradau, įsivaizduok. Nu, taip, tiesiog kažkokį tai ten daną, nes, nu, aš nežinau, nu, jaunas, ką žinau. Pasiėmiau ten kažkokį tai daną, agentą pradėjom šnekėti. Ir supranti, nu, blemba, nu, pasaulio čempionas, ne, paplūdimio tinklinį. Ir čia rims bairis. Ir tada pasiūlė ten komandai Piursą, ne? Ir treneris, kaip sakė, aš kai atvažiavau tenais, irgi sako, nu, blemba, video neturiu. Bet čia tokia, žinai, katę maišę maždaug. Tu perki katę maišę visiškai, bet, nu, blemba, paplūdimio tinklinio pasaulio čempionas. Reiškės. Nu, prijomą kažkokį tai turi, kažkaip blokuoti kažką tai gali, numušti kamuolį akivaizdžiai mok. Nu, taip, ir pasiėmė, žinai. Ir aš ten atvažiavęs, nu, kai pradėjau nuo pirmos dienos kapotos kamuolius, tai ten jie visi ir ploja ladutėm, žinai, kaip pigiai mane realiai tada pasiėmė. Tai. O tai tu atvykai į aukščiausią Belgijos lygą? Jo, aukščiausia.
Mes netgi iš tikrųjų niekas netikė, mes papuolėm į playoffus. Ten tokia įdomi sistema playoffų, 6 komandos, nežinau kaip dabar yra, bent jau anksčiau tai buvo 6 komandos į playoffus papuolė, mes kaip 6 papuolėm ir tada sukiai vėl 2 ratus Taip pat ir tarp tų dabar 6 komandų. Taip ir dabar yra, ne? Jo. Iš tikrųjų, tai nežinau, ar tai yra gerai, nes, blemba, tu atsiliekite nuo pirmos komandos, nežinau, kiek taškų, ir ten realiai laimėtau tą čempą nelabai realu. Tiesiog dėl žaidyti šito sportinio intereso, gal nežinau. Tai... Bet kaip man tada, vėl, tai prasuk 2 ratus su pirmom 5 komandom, žinai, tai yra reikalų, negu ten su dugnu kapotis. Tai va, tai... Jo, ir pas juos pirmos 2 komandos dažniausiai žaidžia čempionų lygoje. Jo, tai ir tada žaidė, atsimenu. Jo. Tai tas Ruselarė su Noliko Mazaik, tai ten yra jo, ten tie klubai amžini ten ir išliks lygi šioliai. Bet jau Belgijoje treniruočių lygis, jau lyginant su Kipru, jau kaip dieną nuo nakties skyrė. Jo, tai ten visai kitas lygis buvo. Ten treneris buvo rimtas, iš tikrųjų ir labai griežtas, štanginė, kaip priklauso. Aš kaip jaunas manęs ten daug ko išmokė, kaip ką taisyklingiau daryti, ten tokie, visokias smulkmenas, į kurias aš atsižvelgiau. Ir tinklinė tos treniruotės, žinai, toks daugiau specifinio to darbo, žinai, rytais, kaip pavyzdys, ant prijomo labiau, tai... Jo, tai automatiškai pasijuto. Automatiškai. Bet tai, reiškia, buvo dar pradžia tavo legionieriaus kaip priėmėjas. O kada tu tapai jau opozitų, kurioje komandai? Tai, jeigu čia buvo, tai čia ir buvo, po belgų, man atrodo, aš į Rumuniją išvažiavau. Jo, po belgų į Tomis Konstantą. Tai ten irgi įdomi istorija gavos, kad aš atvažiavau tenais kaip iš viso, kaip 4. priėmėjas, kaip 4, ten tiesiog. Nes prieš mane buvo žmonės labai rimti. Ten man buvo toli gražu iki jų, tiek patirtim, tiek viskuom ten. Bet jie turėjo vieną diagonalinį rumūną. Ir tas rumunas nei šioks, nei iš toks, nei toks, ta prasme, ne formai matas, ten gal biški viršsvario turėjau už belenkokius pinigus pasirašęs. Ir kadangi mes turėjom trenerį kanadietį, ne rumūną, kanadietį, jis tarp kitko buvęs Kanados rinktinės treneris, labai rimtas treneris, rimta asmenybė. Jisai per pasiruošimą prie manęs, kaip dabar, kaip dieną atsimenu, mes ten kalnuose treniruojamės per štanginiais prie manęs priein ir sako, žiūrėk, ką tu manai, jeigu aš tave pastatyčiau diagonalinę poziciją. Aš jį taip žiūriu, sakau, aš nežinau, aš nesu žaidęs vėl, tai yra skirtinga, ne, iš 4 atakuoti, iš 2 ir 1. Aš taip kažkaip... Ir jisai sako, žiūrėk, aš nenoriu tave spausti, pabandom 2 savaitės. 2 savaitės, jeigu kažkas nesigaus, viskas tavęs nebeprašysiu, būsi priėmėjas, viskas gerai, gausi galbūt kažkiek tai laiko pažaisti ten su Rumunijos dugnu, ta prasme ir tiek. Tai, ir kaip nuo pirmos treniruotės, kai pradėjau aš kapoti, tai tada ir pats netgi supranti, kad tai čia bus kažkas, tai čia mano pozicija, ta prasme. Tai tas rumūnas, kuris 3 kartus didesnį kontraktą turėjo, jis faktiškai visą sezoną ant suolo prasidėjo. Bet čia vėl yra toks dalykas, žinai, jeigu tai būtų rumūnas treneris, tai aš 100% net nematyčiau aikštelės ir čia būtų tiesiog, žinai, politika. O jam buvo vienodai. O klubo vadovybei irgi buvo vienodai, jiems tiesiog reikėjo rezultatų. Nes jie ten buvo aptekę pinigais ir jiems ten dzin, kad ten moka tam rumūnui už nieką, realiai, jiems buvo dzin. Tai jiems tiesiog reikia rezultatų, mes rezultatus pasiekėm ir visi patenkinti išsiskirstė. Galima sakyti, kad atsidūrė laiku ir vietai tada. Jo, iš tikrųjų tai taip. Ir čia sakau tos aplinkybės ir treneris tinkamas ir visa kita. Ir čia... Sakau, bet tas sezonas su Tomis Konstanta Challenge Cup 3 vietą laimėjo. Jo, kosmosas ten buvo, iš tikrųjų kosmosas.
Jo. Čia Izmyrė buvo, mes iš viso CEF Cup'e pirmam raunde pralošėm ir kai tu praloši CEF Cup'e, tu krenti į challenge, žinai, ir mums ten labai sukrito gerai kortas visas. Patekti finalą ketvirtą. Ten išpuolė man kažkokių tai rusų, ar tai ten labai galingų komandų. Žodžiu, visos buvo aplošiama. Nu ir taip kažkaip mes gražiai su visom susitvarkėm ir patekome tą finalą ketvirtą, žinai. Finalą ketvirtas, nu tai ten aukščiausias lygis, kaip sakant, buvo aukščiausias lygis tinklinio. Tai va, ir man ir ten labai gerai sekėsi iš tikrųjų. Tai jo, smagu, blemba, turiu tą medalį, ten tie atsiminimai, ten ta salė tokia dydžio, kad ten čiut ne kaip Žalgirio arena, blemba. Aišku, žiūrovų ne kažką buvo, bet nu, sakau, atsiminimai patys geriausi. O tai pusfinalį prieš ką pralaimėjot, paminė ar ne? Pusfinalį. Jastrepskį Vygelį. Prieš Jastrepskį Vygelį pralašėm 3-1, bet ten blemba įtemptas buvo, įtemptas varžybas, visi setai po 2 taškus. Visi setai po 2 taškus ten buvo, nu, bet irgi, pagalvoju, Rumunijos komanda, ne, čia prieš Lenkų rimta, labai rimta ten. Ir Prygelis buvo diagonalinis, jis dabar berods trenerių dirba. Žodžiu, vien rimti žaidėjai. Tai va, davėm jiems kovos, kaip sakant, davėm jiems kovos. O dėl 3 vietos, tai ten Patrą susitvarkėm su graikais, ten 3-0 į 1 vartus. Nes graikai matęs, kad jie net nelabai buvo motyvuoti dėl 3 vietos lošti. Ten buvo pervertinę savo galimybės, jie ten atvažiavo, ten šaukė, kad mes imsim 1 vietą, nu, bet su tokiu sastavu 1 vietą imt, pasižiūrėk, kas prieš tave stovi, nu, tai žinai, tai va, tai tiesiog suvarpėm tada juos 3-0 į 1 vartus, pasiėmėm bronzą ir klubas buvo labai patenkintas tuom ir ten buvo šventė didžiausia, blemba, kaip atrodo, kad laimėjom ten, žinai, tą challenge, nors, nu, iš tikrųjų, žinai, tai labai faina. Labai, sakau, patys puikiausi prisiminimai iš to klubo, trenerio vadovybės, apskritai buvo viskas aukščiausiam lygiai. Kaip pagalvoju, tokioj Rumunijoje. Tai va. Jo, supratau. Tavo karjera jau ganėtinai ilga ir daug klubų buvo, per visus nespėsim praeiti, bet aš svarbiausius susirinkau. Ir pas mane sekantis klausimas būtų, kaip patekai į Italiją. Jau šiek tiek užsiminėjai, tai apie Italiją šiek tiek prisimink. Tai čia ir buvo po Rumunų ir buvo Italija, kai išvažiavau, tai turėjau labai rimtą pasiūlymą iš turkų, bet tas agentas, su kuriuo dar dirbau, tai tas pats Danas, jisai net nemokės pinigų ir taip toliau, nors kontraktas buvo nesvietiškai geras tuo metu. Ir, nu aišku, aš patikėjau agentų, kvailys. Nors reikėjo ten nusimerkus įimti pinigus, nes Turkijos lyga kosminė ir visa kita, žodžiu. Ir galiausiai dar kai sužinai iš Suomio žaidėjo, kuris ten buvo pasirašęs, kad gavo visus pinigus ir viskas buvo tvarkoje, tai tiesiog gali nagus nusigriaužti. Bet kuriuo atveju patekau jo į Italiją, tai agentas ten. Nes, tas agentas Danas, jisai su itališku pasu, tai turėjo matomai ryšių tenai, žinai, tai kažkaip prastumė į Italiją. Ir iš tikrųjų irgi klubą Ravenna, kuris... Kokio lygio komanda buvo? Playoffų lygio komanda, ta prasme. Tokia Pro B tada lyga buvo, A2 buvo kosmosas lyga. Nu, Zaicevas žaidė už Romą, sakykime, Facundo Conte su Uriarte lošė už Boloniją. Nu, įsivaizduok tokie žmonės. Tai buvo labai rimta lyga ir... Mes jom viskas gerai ten, buvo viskas tvarkoj, bet aš prieš Boloniją, tarp kitko, žaisdamas per paskutinės reguliaraus sezono varžybas labai stipriai čiurną įsisukau, labai stipriai ir ten tiesiog bandė mane atstatyti, bet ten valčių nebuvo, tai kažkiek patinimas praėjo, o tarp kitko prieš tą pačią Boloniją playoffus turėjom lošti, tai tiesiog... Išgėriau labai daug vaistų, tablečių ir ta prasme jau žais, bet negalėjau 100% savęs parodyti ir mes pralošėm, nes buvau tikras lyderis toj komandai. Tai dėl to biškė bidna iš tikrųjų.
Tai va. O Bet man šiaip, dabar šiaip, įdomu, šiaip sakai, iki traumos viskas gerai buvo. Viskas a, puiku. o žiūrėk, po tokio itin gero sezono, tai antram divizione neturėjai po to sezono pasiūlymų iš aukščiausios lygos komandų. Tai aš taigi po to nelošiu už visą sezoną. Ai, jo. Nu, matai, aš Dėl dar čiurnos, viską. pas mane su čiurna buvo labai rimti reikalai ir nežinau, ką daryti. Tai ten buvo pasiūlymų ir iš vokiečių gero klubo ir taip toliau ten ėjo tie pasiūlymai, bet aš nebuvau, kažkaip ten gavos taip, kad mano čiurna buvo prasta ir aš, žinai, kaip traumuotas, nu, tu nelabai gali važiuoti. Aš norėjau pirmą čiurną susitvarkyti, bet ten jinai savaime tiesiog nesitvarkė, ten kažkas buvo prastai ir sakau, aš taip sezoną visą tiesiog praleidau. Bet ačiū Dievui, mane kažkas paprotino ar davė kontaktus olimpinės rinktinės gydytojo Barkausko. Ir į Kauną nuvažiavau ir jisai pasižiūrėjo tą čiurną, kaip dabar atsimenu, sako, nu iki apačią nusipirk tą, ten kažką nusipirkau, žodžiu, suleido man tiesiai skaudančią vietą. Ir sako, dabar yra taip, dirbi kiekvieną dieną, grinai droži tą čiurną. Sako, per skausmus nieko nežinau, susitiksim po 2 savaičių. Po 2 savaičių aš pas jį atvažiuoju, kaip traumos, kaip nebūtų. Tai va. Tokie dalykai, žinai. Nu jo čia, bet aišku, reikėjo man gal anksčiau šitą reikalą tvarkytis, bet aš kažkaip galvoju, gal savaime praeis ar dar, bet nelabai man norėjo praeiti. Va. Gerai, toliau 2011-2012 sezone tu žaidėjai Austrijoje, Hypo Tirol komandai ir tą sezoną jūs žaidė Čempionų lygoje. Jo. Ką tau reiškia žaidimas Čempionų lygoje su stipriausiam Europos komandom? Pradėkime nuo to, kad aš sezoną prieš tai nebuvau žaidęs. Jo. Tai man reiktų padėkoti treneriui, kad jisai išsikvietė mane vasarą prieš sezono pasiruošimą, kad daktaras apžiūrėtų mano čiurną. Daktaras apžiūrėjo mano čiurną, aš tada prie vietos pasirašiau kontraktą, grįžau į Lietuvą, susirinkau šmutkės ir vėl atgal. Žodžiu, tai tai kosmosas. Ten Innsbruckas toks klubas, kuris neturi šieno pinigų. Limituotas biudžetas, visą laiką imdavo jaunus perspektyvius žaidėjus. Labai sunkios treniruotės, baisiai sunkios, štanginė ten irgi monstriška ir tų varžybų kiekis paranormalus, Austrijos čempionatas, Mevza ir dar Čempionų lyga. Tai ten non-stop, ten praktiškai mes nesitreniruodom, keliaudom, žaisdom. O jeigu ir treniruodomės, tai labai sunkiai. Tai va, o kai gauni dar tokią grupę Novosibirskas, Fenerbahčė ir Mačerata, tai faina. Pasikapot, žinai, tau jaunam, tai duoda, žinai, patirties labai daug prieš tokius. Kiek laimėtų setų gal pameni buvo per 2 ratus? Per 2 ratus? Nuo Fenerbahčė gavom, žinau, ką po 3-0. Prieš Novosibirską, jeigu neklystu, 1 setą pasiėmėm namie. Ir prieš Mačeratą, jeigu neklystu, po 1 setą pasiėmėm. Atsimenu labai gerai, kad Mačeratui mes jiems skibom į atlapus labai rimtai. Ten 3-1 gavom, bet ten blemba nebuvo jiems lengva tikrai. Geriausią sezoną mačą turbūt žaidėm visi kaip komanda, žinai. Tai va. Supratau. Gerai, po to 3 sezonus praleidai Prancūzijoje Rennes Volley komandai. Tai išsprendžiant, kad taip ilgai buvai, tai tau ten labai turėjo patikti turbūt viskas. Jo, tai, ta prasme, tai yra sąlygos. Apskritai tas Prancūzijos čempionatas, jis yra stiprus. Tai buvo sudarytos puikiausios sąlygos. Pinigai labai neblogi, viskas tvarkoj, žinai. Ir dar kai, Grebenikovas treneris tau tiesiogiai skambina ir sako, davai, čia 2 metų kontraktas ant stalo su padoriais pinigais, viskas tvarkoj, okei, tai
ką čia dar galvot, žinai. Nes ypač kažkad ten kažkas buvo su žaidėjais, kad tiesiog rinka jau buvo pradėjus ten pildytis belenkaip su tai žaidėjais. Nu dabar tai iš viso kosmosas nešneku, bet jau tada buvo toks, kad jeigu tokį variantą gauni, tai tu nelabai mąstyk, nes greitai tavo vietą užims ir paskui gali iš viso neaišku, kur atsidurti, žinai. Tai ne, tai ten 3 metai ir sakau, tai nuostabus miestas ten, žodžiu. Nežinau, priekaištų nelabai gali rasti tai vietai. O visus 3 sezonus dirbo Grebenikovas, ne? Ne, baigtų pusę sezono. Tai pusę sezono. Nu, jis ten... Dėl blogų rezultatų jį išmetė. Jo, ne, ten jis parinko komandą, pinigų turėjo kaip šieną, bet surinko visišką lempą, tik su manim pataikė realiai ir dar su libero. Visi kita, tai ten buvo, nu, kažkoks kosmosas, nežinau, pinigai balą išmesti ir tiek, ir jisai bandė tam paskui kapstytis, bet galiausiai tą sezoną nužudė tiesiog traumas. Ten tiesiog kosmosas, pats Grebenikovas sakė, aš nežinau, arba mes einam visi į bažnyčią ir meldžiamės, nes čia jau kažkas paranormalaus daros. Ir jisai galiausiai jau ten, man atrodo, kad jisai jau ir net pats atsistatydino, ten nežinau tikros tos istorijos, bet tiesiog jau buvo per daug jam, žinai. Tai va, nes, blemba atvažiuoja, dabar įsivaizduok, atleidžia žmogų, atvažiuoja Juodkalnietis, treniruotė, bats, sulūžęs pirštelis. Vsio, krenta ten virš mėnesio, autė. Atvažiuoja Italas, supranti, Italas savaitę laiko plyš traumuo 10 cemų. Ir nėra nieka ant suolo ir tas su 10 cemų plyšusiu raumeniu turi žaisti varžybas, nes nėra kam žaisti, nu tu nestatysi 16 metų vaiką, žinai. Tai va, ir galiausiai man tada tą patį sezoną trūko meniskas. Tiesiog iš nuovargio, lygioj vietoj, va taip. Tai va tokie reikalai, žinai. Tai tiesiog buvo pasmerktas sezonas, nežinau. Matai, ne piniguose viskas, ne piniguose čia viskas, ne visi reikalai. O kurį iš savo daug sužaistų sezonų galėtum įvardinti kaip patį geriausią tau asmeniškai? Man asmeniškai? Taip. Tai turbūt Avignone prieš Reną. Ten turėjom tokią komandą visiškai ne Pro A lygio, o mes lošiam Pro A lygoje, tai komanda ten jokius rėmus į Pro A lygą neįsipaišė. Tai pasvotojas tiesiog duoda man daug kamolių, žinai. Nu ir aš ten rinkdau tą savo statistiką, kaip sakant, tai ir buvau stabiliai ganėtinai geras, tiesiog po naujų metų pradėjo kristą formą tiesiog, nes buvau pavargęs ir tiesiog, draskais, kas iš tos statistikos, kad tu kaip gauni skūrą, taip gauni, žinai, tai psichologiškai pradedi sėsti. Tai čia natūralus dalyk, žinai. Tai va, bet kaip bebūtų, aš manyčiau, gal jo, tas sezonas ir buvo Prancūzijai, tas kertinis, nes tada ir atkreipė dėmesį į mane Grebenikovą, žinai. O kuri komanda, kurioje žaidėjai buvo stipriausia tavo galva? Stipriausia? Nu čia jo klausimas. Stipriausia. Rumunijai komanda stipriausia. Jo. Ten buvo taip subalansuota komanda buvo labai gerai. Taip. Gerai. Ir labai daug trenerių užsienio turėjai. Kurį galėtum gerąją prasme išskirti trenerių? Gerąją prasme? Gerąją, jo. Tai... kurio tau puikiai sekasi dirbti ir daug išmokai, sakykime, iš jo. Tai iš Stelio Deroko, kanadiečio Rumunijai. Jisai pakeitė poziciją ir mes apskritai turėjom gerus santykius su juo ir, sakau, puikus žmogus, labai reiklus, griežtas tuo pačiu, žodžiu, viskas buvo, turėjom ryšį, kaip sakant, žinai, turėjom tikrai gerą ryšį. Ir jis, sakau, Kanados rinktinės treneris buvęs, jis pats kaip žaidėjas Italijos daug metų lygoje pralošęs, tai
iš tokių žmonių tik mokykis ir mokykis, žinai. Jo, tai būtų jisai. Kokie pagrindiniai trūkumai būnant legionierių? Kokie pagrindiniai trūkumai būnant legionierių? Būnant legionierių, kaip tu įvardytum? Namų trūkumas, dar kažkas? Ai, tai čia čia namai kaip namai. Aišku, tu visą laiką ilgies namų. Šeimos nebuvimas šalia šiuo atveju, bet viskas tvarkoja, šeima atskrenda rytoj. Šiaip visą laiką šeima būdavo su manim, bet čia natūraliai taip gavosi, kad žmona ir pradėjo biški darbuotis ir vaikas į darželį, Ugnė, žodžiu. Negali sekti paskui tave visur, žinai, tai viskas tvarkoja čia. Tai jo, tai būtų ir atsakomybė. Realiai Prancūzijoje yra taip, kad visą atsakomybę neša užsieniečiai ir jeigu, bet čia praktiškai, yra keli treneriai užsieniečiai. Treneriai užsieniečiai, o prancūzų niekas neklibina. Kad ir koks tu būtum prastas prancūzas, tavęs neklibina. Tai va, atsakomybė dar būtų. Jo. Nes tu automatiškai daugiau ir pinigų uždirbi, žinai, ir taip toliau. O jeigu reiktų pasirinkti vieną šalį iš visų, kuriuose esi žaidęs, gyventi, sakykim, kurią pasirinktum? Gyventi? Jo. Austrija. Jo, Austrija, žinok, imčiau. Dėl to, kad ten tie kalnai, Innsbrukas apskritai miestas, tai ten kaip iš paveikslėlio, žinai, ten žiemą, tai ten pasaka iš visą ten. Ta gamta mane žavi, nes aš kaip gamtos vaikas esu, tai aš myliu gamtą, tai ten viskas, ko reikia. Grynas oras visada. Nėra ten, kaip pasakyti, vėl, negyvenčiau aš tokiam mieste kaip Viena, pavyzdžiui, ne? Ten, kur kamščiai, žmonių spūstis ir taip toliau, aš apskritai nemėgstu didelių miestų. Tai va, bet jeigu va taip kaip šalį, tai jo, Austriją imčiau. Austrija. Supratau. O ar buvo per karjerą toks pasiūlymas, ta prasme, žaisti kažkur tinklinį ir kontraktas, kurio nepriėmei kažkada ir dėl to šiandien gailės? Jau truputį... Jo, tai biškai jau pasakiau dėl tos Turkijos. Tai čia buvo kaip blemba iš tikrųjų skausminga, nes tai buvo kosmosas. Tuo metu tai buvo kosmosas iš tikrųjų. Bet nepriėmiau, patikėjau agentų ir iš tikrųjų biškai abydna, bet gyveni ir mokais, ne? Turėjau dar vieną pasiūlymą, tarp kitką, iš Adžiaksijo Poreno, iš dabar, kur esu, tai irgi labai geras pasiūlymas. Bet tas godumas didesnių pinigų galiausiai privedė prie nieko gero. Tai va. Supratau. Realiai taip. Audrius Knašas čia mūsų klausė, kuris šį sezoną pats žaidžia Austrijoje. Ar varydavot slidinėti Innsbruke? Kad raiščius nusitraukti. Aš iš visą esu nelabai žiemos sportą mėgėjas, man slidės ir taip toliau, bet mes iš visą net su komanda nebuvom varę su kažkokium tai rogutėm pačiaužėt ar tai ten dar kažkuom. Tai realiai tam net laiko nebūdavo. Realiai. Kaip sakiau, čempionų lyga, Austrijos lyga ir ten Mevza, tai kosmos. Tai va tai... Dar Austrijos taurė turbūt būdavo. Dar Austrijos taurė, jau karai. Tai va, tai įsivaizduoju. Ne, man iš viso žiemos sportas ne prie širdies, tai aš tiesiog tą gamtą mėgaujus labiau, tai mėgavaus, tai va, tai tik dėl to. Gerai, tai keliamės į 4. etapą, tai bendri klausimai. Ir pirmas, iš socialinių tinklų matosi, kad esi didžiulis žvejybos fanas ir po sezono visada matau, kad ieškai, kur pažvejoti ten, tai papasakok šiek tiek apie šitą pomėgį. Ne, tai čia žvejyba irgi toks dalykas. Vasarom dar iki tinklinio
tėvas visą laiką savaitgaliais mane veždavo žvejoti, kiekvieną savaitgalį. Ir aš pats ne tai, kad nenorėdavau, aš norėdavau, ne tai, kad per prievartą, aš pats norėdavau važiuoti ir žvejoti. Ir mes kiekvieną savaitgalį mindavom prie Šiaulių jūros ir gaudydavom tos karšius ir tiesiog buvo labai man smagu ir taip natūraliai viskas ir gavosi. Ir tada su metais vėl atrandi kitus būdus žvejybos, kol galiausiai randi savo tinkamą, žinai. Tai per tiek metų galiausiai radau savo tinkamą ir žvejoju tik tais tuo būdu. Tai yra muselinė žvejyba ir daugiau net nesiruošiu grįžti prie kažko kito. Tai kokia didžiausia tavo žuvis buvo pagauta? Pabėgus. Pagauta aš didelios nesu pagavęs iš tikrųjų. Aš esu, man labai didelį yra pabėgus Platelio ežere, su dėdė žvejojom plateliuose ir iš valties ant voblerio man, kai segė per pirštus gau, kad meškerį išplės iš rankų lydeka. Tai buvau prisivilkęs prie valties ir dėdė, kaip sakė, jisai visą gyvenimą tenai žvejojo ir ten jau čiut nematė tą visą lydeką, tai ten sakė, buvo kaip minimum 10 kilų. Tai va tokia yra pabėgus, o pagavęs nežinau, aš karpius nežvejoju, žinai, ten gaudau upėtakius, kiršlius, tai ką ten, gal bus koks kilograminis upėtakis, sakykim. Aš neskaitau ten tų karšių, sakykime, esu karšį 2,5 kažkur pagavęs Šiaulių jūroje, tai va, bet čia irgi labai senai. Tai va. O tų plėšrūnų aš kadangi nelabai kaip ir gaudau, tų lydekų, sakykime, tai va, negalėčiau pasigirti kažkokiais įspūdingais laimikiais, tai nevažiuoju Norvegiją uotų gaudyti ar dar kažko, žinai. O yra tekę žvejoti sezono metu, bet ne Lietuvoje, kai žaidėjai užsienį kažkur? Jo, tai Prancūzijoje aš buvau visą amuniciją atsivežęs muselinės, tai per pasiruošimą yra tekę pažvejoti. Tai čia gamta tokia, ten Renas, Bretanės, tas regionas, ta gamta tokia kitokia ir iš tikrųjų įdomu buvo, naujas vietas, vėl tu pasivaikštai, biški prasikvėpuoji, grynas oras, smegenys biški atsileidžia nuo tinklinio, nuo visko, tai jo, esu Prancūzijai bandęs. O kurios šalies, kurioje esi žaidęs, tau maistas labiausiai patiko? Italijos. Vienareikšmiškai. Nes mes tada, kai pasirašėm Italijai kontraktus, 3 užsieniečiai buvo aš, Slovėnas ir Suomis. Mes pietus vakarienės turėjom vienam restorane ir tu galėdavai valgyti kiek nori ir ko nori. O ten buvo ne šiaip, žinai, eilinė kavinė, ten buvo tas tikras restoranas. Tarkim, žuvies lazanija, ten tokie dalykai. Tai ten kosmosas, žodžiu. Tai kai viską išbandai, vat iš to visą asorti, tai jo, tik ne, Italijoje tikrai ir makaronai tie visi ten, tas parmezanas, sūris, tos picas, tai kosmosas. O turi kažkokių ritualų prieš varžybą? Ne, iš tikrųjų neturiu. Neturiu, apie nieką negalvoju ir, kas yra ritualas, žinai, kavos atsigerti, ta prasme, tai čia daug kas tai daro, tai ne, bet šiaip kažko tai išskirtinio neturiu. O kavą prieš kiek laiko stengiasi atsigerti, kiek laiko likus iki varžybų? Tai prieš išvažiuojant dabar, jeigu, sakykime, salėje turim būti 6 valandą, ne? Kaip pavyzdys, 6 valandą išvažiuojam iš čia po 5:15, sakykime, tai aš jau 5 būnu atsigėręs praktiškai kavos. Tai va. Bet tai irgi laikas, aš ten minutę nežiūriu, kada sugalvoju, tada atsigėriu. Ar domiesi politiką? Visiškai ne. Visiškai ne. Sakei, mažai tinklinę žiūri, bet vis tiek aš turiu paklausti, kokią rinktinę ar galbūt klubą palaikai pasaulinių lygių tinklinio?
Rinktinė, nu gerai, rinktinė, sakykim. Blemba, nu nieko aš nepalaikau. Netgi tų pačių prancūzų nepalaikau, tiesiog tos prancūzus įdomu žiūrėti, žinant jų visų charakterius, žinant kokie ten visi yra, tai tiesiog įdomu jos matyti visus, kaip jie ten viską daro. Tai vien dėl to, ta prasme, tu įsijungi kaip kokį šou, žinai, pasižiūrėti. Ten ir tiek. Bet šiaip sakau, nu blemba, nu neturiu šitos rinktinės. O dėl klubo, nu irgi klubo neturiu, nu iš tikrųjų, nemeluosiu, žinok, neturiu. Ką man dabar, žinai, iš lempos pasakyti, Aš prisimenu tavo šią vasarą įdomią mintį socialiniuose tinkluose, kaip prancūzai pakeitė trenerį ir aš sakiau, kažin kaip bus, kai atėjo naujas treneris ir realiai tu pataikiai, taip kaip sakei, tai šiek tiek gal papasakok. Tai čia nėra ką pasakot, žinant prancūzų charakterį, sakykime, žinant apskritai kaip individualių žaidėjų charakterius. Nu, tai ten yra konkretus balagans. Nu, ta prasme, tu jų negali statyti rėmus. O Brazilas, tas treneris, jisai kaip tik yra griežtos rankos puoselėje šitą reikalą ir, nu, tiesiog, tai aš nežinau, kaip taip gali būti. Nu, tu nepasakysim, kad tu eik 12 valandą nakties mėgoti, jeigu jis 4 valandą kažkokiam klube viskį gerai, žinai, nu, kaip pavyzdys. Nu, taip yra. Ir supranti, o Kevinas, tas Tilly buvęs treneris, jisai, tai sakydavo, nu, okei, tai jūs darykit čiutne ką norit, bet jūs man atidirbsit per treniruotės. Realiai tai taip ir būdavo. Jie atidirbdavo savo per treniruotės. Kad ir pachmelingi ateidavo, jie atidirbdavo savo per treniruotės. Iš tikrųjų, čia rims bairis. Aš nežinau, kaip jiems sveikatą leidžia. Žinant, kaip jie tusavojas ir taip toliau ten žodžiu, bet taip yra. Bet jie atidirbdavo savo. Viskas, tu nieko negali pasakyti realiai. Spranti. Tai tu daryk, ką tu nori už aikštės ribų, bet, nu, o dabar tas Brazilas, nu, tai viso, nu, tai pradės statyti rėmus, žinai, ten žmonės, kurie yra olimpiniai čempionai, tarp kitką, nu, įsivaizduoju. Aš nežinau, nebent treneris perlips per save ir, žinai, supras, kad čia taip ir taip, bet čia dar vėl, čia, žinai, treneris, kad pasirašo 3 metų kontraktą, ar 4, ar 5, ar 10, tai nereiškia, kai jis tiek ir išbus ten, žinai. Pasižiūrės, kad neina kortą ir tiesiog bus gražiai išprašytas ir kažką kitką gal galvos, nežinau. Bet man iš tikrųjų sprendimas tai labai keistas buvo, aš nežinau, čia yra labai keista. Labai. O vis tiek tu visą tą virtuvę Prancūzijoje, žinai, o yra dabar tokių jaunų žaidėjų Prancūzijoje, kurie tuoj papildys nacionalinę rinktinę ir išlaikys tą lygį ir pakeis nueinančius jau vyresnio amžiaus žaidėjus. Tai yra, žinok, yra. Ir Prancūzija tą lygą, kažkaip čia tų talentų vis atsiranda. Ir jie vis auga ir čia, manau, niekada nesibaigs, nes treneriai paganėtinai neblogi. Ir sakau, ta lyga, ta Prancūzijos, jinai yra stipri ir tie žaidėjai patys auga. Ir čia, žinai, tu gali iš Prancūzijos šokti tiesiai į Italiją, į aukščiausią lygą ir tenais lošti, kas yra vienas stipriausių lygų, žinai. Tai čia yra bazė Montpellier mieste, kur vyrai rimtai treniruojas po 2 kartus į dieną ten ir mokos ir visa kita, ir ten jų yra be skaičiaus tų vaikų. Tai natūralu, kad, supranti, vienas kitas didesnis talentas išauga. Jie ten surinkti yra iš visos Prancūzijos? Jo. Iš visos Prancūzijos. Gerai. Ką manai, kad šiuo metu, buvo atgimusi, bet vėl šiuo metu Lietuva neturi vyrų rinktinės nacionalinės? Gėdinga, ta prasme, čia gėdinga, tai Liuksemburgas, Islandija turi rinktinės, ne? Čia Lietuva neturi, tai čia nėra, čia be komentarų, tai ta prasme. Supratau, tai čia yra ir norėjai komentarų. Jo. Gerai,
aš vis tiek į tokią įdomią situaciją noriu tave įstatyti. Įsivaizduok, tu baigi karjerą ir federacijai kažkokie kiti žmonės dirba, atsiranda ir pinigų, visko, ir tave paskiria generaliniu menedžeriu rinktinę. Ir sako, Arvidai, prikelk mūsų tinklinio rinktinę, kad jinai bent jau pasiektų Estijos, sakykime, lygį. Nuo ko tu pradėtum tą daryti? Nu, tai nuo visų pirma, tai čia reikia nuo jaunimo pradėti dirbti. Reikia iš kažkur jaunimą traukti. Realiai. Aš suprantu, dabar situacija yra tokia, kad visas jaunimas sulindęs į kažį. Tai čia yra irgi logika. Logiška kaip ir. Nu, bet vis vien ieškoti tų talentų, aš nežinau, kažkokiu būdu. Tai dabar pats dirbė ne pas Indrę Sorokaitę, tai jinai, manau, vien per vardą savo, jinai pritraukė tų vaikų, supranti, ir vis vien tų talentų atsiras. Bet čia yra vėl toks dalykas, čia yra moterų tinklinis. Kažkaip su panom man taip atrodo yra lengviau jas pritraukti prie tinklinio negu vyrus. Nu, nežinau, aš taip galvoju. Yra krepšinio tokio, va. Yra vyrų. Jo, ir dar vienas dalykas, žiūrėk, dabar yra socialiniai tinklai, ne ten, kaip sakau, internetas, visokie žaidimai, game streamai ten. Tai dabar jaunims iš viso, aš taip galvoju, kai net vaikai net negalvoja apie kažkokį sportą, jiems, žinai, jie prašo mamos, ką jiems PS5 nupirktų, žinai, PlayStation 5 ir viskas, ir jie daugiau apie nieką negalvotų. Nu, tokia yra realybė, realiai. Dabar. Anksčiau tai tokių dalykų nebuvo. Nu, ir dabar suprantinu, tai kažkaip ta virtuali realybė tokia, žinai, toks reikalas. Tai va, tai nežinau, sakau, nuo jaunimo pradėčiau žiūrėti. Nu, tai taip neprikelsi, tu neištrauksi iš kažkur, tai gali ten pavienių žmonės, nesusirasti ten. Bet, nu, čia taip nesidaro, viskas nuo nulio, nuo dugno prasideda, žinai. Tai. Jo. Kur save įsivaizduoju už 5 metų? Už 5 metų? Taip. Palauk, už 5 metų, kiek man bus metų? 39. Jeigu neklystu, 38. Už 5, 39, man 34 dabar, tai. Ai, tai 39. 39, nu tai ką, įsivaizduoju Šiauliuose, turintis 2 vaikus, sportuojantis dar už algą. Oba. Tai jo, aš noriu iki 40 žaisti, jeigu sveikata leis. Aš taip kažkaip pagalvoju, nu tai blemba, man dabar sveikatos yra, aš iš viso kūno nesiskundžiu, man jokių problemų nėra. Visiškai jokių. Kas anksčiau būdavo ten, tai tas, tai anas, tai jezu, galėdavai skaičiuoti ir skaičiuoti, dabar problemų nėra. Tai jo, Šiauliai, alga, nu ir gal taip dar koks darbelis, nežinau, dar kažkas tokio. Bet tai kaip iš tavo pokalbio suprantu, tu toks Šiaulių esi patriotas nemažas. Ne, ta prasme, aš savo miestą jokį kitą neiškeičiu. Nu, ką man tas Vilnius, ten tie kamščiai, man gerai Šiauliuose, mes viską turim, ramybė, kamščių nėra, darbų yra, tik tais reikia paieškoti, ką žinau, kažkaip, man Šiauliai tinka, nežinau. Nebent žmona sugalvotų į Klaipėdą, tada dar pagalvočiau dėl Klaipėdos, nes yra jūra šalia ir ten yra kur pažvejoti, nereiktų taip toli važiuoti, bet nemanau, kad taip atsitiks. Tai. Gerai. O kaip galvoji, įmanoma, kad Arvydas Manšeikis taptų treneriu? Baigęs karjerą. Visų pirma, tai aš galiu tau garantuoti negaliu, bet dabar irgi po karjeros, ne, dabar įsivaizduoju mane pedagoginiam sėdinti universitete. Nu tai va, tai ir tu nelabai gali būti treneriu, ne, jeigu tu nesi baigęs. Taip, su vaikais, bet treniruoti vyrų komandą tai gali. Ai, nu va, treniruoti vyrų komandą, nu, šiaip galėčiau iš tikrųjų treniruoti. Ir pavyzdžiui, su visa pagarba Modijai Strockiui, žinai,
viskas tenais yra gerai, bet aš daug ką keičiu iš tikrųjų, nes yra daug kas nusistovėję treniruotėse, žinai, tiesiog tu turi dažniau pakeisti, nes tu turi motyvuoti žmonės, kaip sportuoti, kaip ką, ypatingai, kai tenais ta pati chebra jau yra eilę metų, žinai, tai turi kažką keisti, tai jo, šiaip dirbant su vyresniais, kaip su vyrais, sakykim, ten jaunimu, tai jo, galėčiau tikrai drąsiai dirbti. O šiaip dabar būdamas Prancūzijoje, ar domies Lietuvos tinklinių seki, kaip sekas ten aukščiausios lygos komandoms, kaip Baltijos? Na, iš tikrųjų tai nelabai, nes, blemba, visų pirma, 4 komandas. Čia yra, nežinau, čia blogiau negu blogai. Ir dar plus, man labai keista, kad Klaipėdai leido, ta prasme, nuo play-offų pradėti žaisti. Teisingai sakau? Tai čia iš vis. Tai ta prasme. Čia ir kitom komandom, supranti, ir kitas komandos neauga, nes kitas komandas tokie kaip Šiauliai, galbūt jie augtų kaip komanda, žaisdami prieš tokias komandas kaip Klaipėda. Bet dabar jie tos galimybės neturi. Tai irgi, žodžiu. Bet čia, federacija sugalvoja, tai tebūnie, žinai. Bet, ne, iš tikrųjų, nelabai aš ten žiūriu, ten viskas nusistovėja tas pats. Geriau tu man pasakyk, kada Kelmė grįš į aukščiausią lygą. Kaip eina informacija iš Kelmės komandos žaidėjų, tai panašu, kad kitą sezoną žada grįžti Kelmė. Liuks, bus jau nebe 4, o 5 komandas. Ir šiaip, žinai, Šiauliai prieš Klaipėdą, tai tas yra toks. Su Klaipėda yra 5. Ai, ir Vilnius prisijungė, teisingai. Vilniaus universitetas. Ai, tai okei, tai, bet tai vėl grįž, žinai, ta intriga tarp Šiaulių ir Kelmės. Tai čia yra smagu, žinai. Derbis. Derbis, jo. Tu prisimeni dar tos derbis? Jo, atsimenu, tai aišku, kaip neatsiminsi, tik tais, atsimenu, kažkada teko žaisti, čia kai, niekur nebuvau išvažiavęs su Šiauliu žaidžiau ir mes į tą profkę salę nuvažiavam ir blemba, grindis buvo nuo tos drėgmės, blemba, kai buvo baisu šokti net, nes galvoju, bet kada tu gali koją išsisukti, o traumas tada mažiausiai reikėjo. Ten kaip karvė ant ledo, žinai, taip nemalonu, blemba, iš tikrųjų. Tai tikiuosi, kad jeigu Kelmė grįž kitą sezoną aukščiausią lygą, tai loš toj didžioji normalioj salėje. Labai tikiuosi. Turim keletą klausimų iš Facebook'o dar. Dainius Kučinskas klausia, kuris komandos draugas per karjerą buvo įspūdingiausias ir kodėl? Aš manyčiau, kad šiaip aš niekada neturėjau kažkokių tai žvaigždžių, sakykime, ne komandai, bendra klubių, bet realiai tai ir pasakysiu, kad Alexis Sančes, libero Argentinos rinktinės, jisai man paliko didžiausią įspūdį, nes, apskritai, ko visi turėtų pavydėti argentiniečiam sportininkai, tai to užsispyrimą, tos energijos, to viso to norą ir sakau, jisai ne tik dėl to jisai man įspūdį labiausiai paliko, bet jisai apskritai tą visą techniką tiesiog ten buvo aukščiausiai. Įsivaizduok, jeigu tu Dinamo Maskvos praloši 2 sezonus, tai kažką reiškia, ne? Tai ta prasme, ne, ten buvo rimtas viešius, ten jisai kad eisa prasileisti, aš nežinau, ką tu turėdavai padaryti. Ten tiesiog be šansų praktiškai. Tai didžiausią įspūdį jisai paliko. Ir apskritai, kaip persona toks malonus žmogus buvo. O aš pamenu vieną sezoną, tik dabar tiksliai nepasakysiu, kurioje komandoje žaidėt jūs 3 Baltijos šalių atstovai. Tu, Latvis ir Estas. Buvo taip, ne? Buvo. Tai buvo Korženievis ir Kertas Tubal, jeigu neklystu. Jo, Tubal. Tai tarp kitką dar ir Tubal galėčiau traukti, ten žmogus, nežinau, Iron Mans, jis dar tarp kitką net nesiruoš baigti karjeros, žmogus, monstras. Ta prasme, aš didesnę profesionalą negu jis nesu matęs. Atvirai sakau, nesu matęs.
Nu, ne veltui jam 40 kiek 1-2 metai ir jisai po kažkokios kelio operacijos rimtosios, jisai sako, nepersičio, prieš 3 dienas gal šnekėjau, jisai sako, tai jeigu reikės, tai sako, taurės ketvirtį išbėgsiu į aikštę. Maždaug, jeigu reikės pafasuoti, tai išbėgsiu maždaug. Tai va, tai... O kaip tau jo pasas patikdavo? Nu jo, jisai būdavo, aišku, ten tam tikrų kabliukų ten, bet tas visas skaitimo žaidimas. Galbūt pasai nebuvo ten patys kokybiškiausi visą laiką, bet tas visas žaidimas skaitimo, kaip jis matydavo bloką, kaip jausdavo kitus žaidėjus, kaip priešininko komanda centrą žiūrėdavo, kaip jis juda, tai aukščiausias lygis. Aukščiausias lygis. Man netgi keista, kaip jisai, ta prasme, nėra aukščiau kažkur kilęs, ne ten, sakykime, Italijos lygas. Jis ten yra Turkijoje pražaidęs porą sezonų, bet aš manau, kad jisai galėjo kažkada lošti dar aukštesniam lygiui. Jo. Dar Linas Petravičius klausė, ką manai apie Lietuvos tinklinio lygį ir ką reiktų keisti, kad jis nenumirtų. Truputį jau atsakei, bet gal dar kažką turi pridėti. Ne, tai čia tas lygis, tai jis toks ir yra, sakau, čia reikia pradėti nuo dugno žiūrėti, kaip iš kur vaikų rasti, kaip juos motyvuoti, kažkur yra netidirbta, vėl tas tinklinis Lietuvoje nėra populiarus, kaip bebūtų ir, yra sunku tų talentų atrasti. O šiaip apskritai, tai tinklinis Lietuvoje niekada nenumirs, nes, tu žiūrėk, kaip mėgėjai juda, pavyzdžiui. Tai paplūdimio aikštynai užkimšti, salės irgi daugiau mažiau, tai dėl to skūstis nereikia, bet kaip šitą jaunimą motyvuoti ir pritraukti, čia yra labai, labai geras klausimas iš tikrųjų. O tai žiūrėk, apie jaunimo motyvaciją šiek tiek noriu tavęs dar paklausti. Kiek žinau, vasarą stovykloje buvai pas Indrę Druskininkuose. Jo, buvau. Ten turbūt tavęs prašė motyvuoti. Kaip tau sekėsi ir ką tu galvoji apie šitą jaunimą, kur sutikai vasarą? Manęs neprašė jų motyvuoti, bet apskritai, kai yra toks žmogus kaip Indrė, kuri pati ten sėdi už stalo ir aiškina kaip kas, tai jau vien vaikams jau tai turėtų būti motyvacija, nes žinant jos visą istoriją, kiek jinai yra pasiekus ir taip toliau, tai kaip jinai atsineša į visą tą stovyklą, kiek tai yra profesionalu, supranti, tai yra lygis, supranti. Ir aš nesistebiu, kad pas jie ten pilna vaikų, turbūt mergičkų, žinai, bet tai vėl yra įdirbis, tai yra labai daug darbo, tai yra labai daug investuota laiko, pinigų ir, kaip pati sakė, neaišku, kada atsipirks tas visas reikalas. Tai čia yra didelis projektas ir aš manau, tik tais laikas parodys, ant kiek jis bus sėkmingas, žinai. Bet aš pilnai tikiu, ta prasme, kad ten viskas bus gerai. Ir apskritai, kaip sakiau anksčiau, kad su panom kažkaip Lietuvoje, su tinkliniu yra viskas gal ir gerai, palyginus. Nes su vyrais, tai yra labai prastai, nežinau. Tai čia ką šitoj vietoje reikia daryti su vyrais, aš nežinau, tiesą pasakius. Vėl reiktų gal jaunesnių tų trenerių, nežinau, tokių kaip Kučinskas, kaip pavyzdys, kurie neštų kažko tai naujesnio ten, dar kažką sugalvotų naują, nežinau. Sunku kažką ir be pridurti. Jo. Gerai, tokie dabar pas mane visada laidoj dar būna blitz klausimai, kur tiesiog labai greitai vieną iš dviejų reikia pasirinkti. Žiemą ar vasarą? Vasarą. Čia biškį nepataikiau, nes nežinojau, kokia tavo žvejybos mėgstamiausia vasarą, žvejyba. Tai ešerys ar lydeka buvo toks klausimas. Tai imčiau lydeką. Krepšinis ar futbolas? Klemba ir tas. Krepšinis. Tada Lietuvos Rytas ar Žalgiris? Čia labai mes Lietuvoje mėgstam tą klausimą. Žalgiris.
varžybose pelnyti tašką eisiu, ar, kur sakei, tavo didžiausia spraga užtvaroj pelnyti tašką? Eisiu. Kas geriau, labai silpna Lietuvos vyrų rinktinė nacionalinė ar jokios rinktinės? Silpna. Rytinės ar vakarinės treniruotės? Vakarinės. Paola Egonu ar Tijana Boškovič? Boškovič. Gal gali pakomentuoti dėl ko? Man Egonų technika nepatinka. Ir nu tiesiog jinai viską per jėgą daro, Boškovič jinai tokia biški lankstesnė dėl to. Supratau. Djokovičius ar Federeris? Federeris, maestro. Gerai. Federeris. Ir pabaigai šito kava ar arbata? Kava. Gerai. Ir pačiai pabaigai aš savo kiekvieno pašnekomo prašau įvardinti savo svajonių komandą. Tai norėčiau, kad įvardintum savo svajonių komandą ir pradėsim nuo pirmos pozicijos, tai nuo kėlėjo. Kas tavo svajonių komandai būtų kėlėjas? Benjamin Toniuti būtų vienareikšmiškai. Tai ta prasme, tas visas prisilietimas prie kamuolio, ten yra viskas taip švaru, taip tvarkinga, skaitimas, žaidimą, pasas visą laiką ten pat, aukščiausia klasė. Ta prasme, ir jisai apskritai kaip rinktinės kapitonas, kiek žinau, ar bent jau buvo gal kažkada Prancūzijos, tai labai gerai tvarkydavo su tais visais blogiukais kaip Ngapetu ir taip toliau. Tai va, tai sakau, visom prasmėm jisai ir tiesiog čia nėra jokių klaustukų daugiau. Gerai, tada antroji zonai mes turim pirmą outside hitterį. Tai Džiba būtų, nu, tai kažkaip be jo aš nelabai, aš atsimenu, kai tik pradėjau tą tinklinį žaistis jau ten, žinai, buvo tas rimtas viešius su tokiu ūgiu, ką jis išdarinėdavo ten gynyboje, tas visas greitis, iš tikrųjų įspūdinga būdavo jį matyti tos visus highlightus per YouTube, ten, sakykime, nu, kosmosas, ta prasme. Išskirtinis žaidėjas tiesiog, jis tiesiog buvo išskirtinis žaidėjas ir čia visam laikui jis toks bus. Čia nėra daugiau ką ir jo. Svajonių komandoje abu žaidėjai, kurie savo pozicijose nepasižymė kaip aukščiausiai. Gerai, tada keliamės į trečią poziciją, ten turim pirmą centro puolėją. Podraskanin, Marko Podraskanin bus. Tai stabilumą tokį išlaikyti aukščiausiam lygiai, aš nežinau, ar yra kas nors dar išlaikęs. Ir jis aukščiausių lygoje ten Italijoje topiniuose klubuose jau loš nežinau kiek metų. Ir tai yra stabilus, geras žaidėjas, gerai skaitantis situacijas, sveikas, visą laiką sveikas. Aš nežinau per karjerą, kiek ten yra rungtynių praleidęs. Tai rimtas žmogus. Ja. Gerai, keliamės į ketvirtą zoną ir čia dabartinė tavo pozicija, tai diagonalinis. Nu tai Milkovičius bus, Ivan Milkovič. Teko prieš jį žaisti, kai jis buvo Fenerbahčei. Tai ten yra viskas viename, supranti, ten yra aukštas, ilgas, rankos iki kelių, techniškas ir pakankamai dar šoka. Ir dar mato bloką visą ten. Jisai ką nori, tą daro. Ta prasme, ten yra tiesiog. Ir jis yra labai gerai vieną dalyką pasakęs. Anksčiau tinklinis buvo labai, viskas buvo remtas į techniką. Dabar tinklinis yra viskas remiasi į fiziškumą. Tik tais fiziškumas. Realiai dabar ta technika, nu, tokia, žinai. Tai yra auksiniai žodžiai, nes tai yra teisybė ir aš netgi pats esu tą pajutęs ant savęs realiai. Tai va, tai aš jį renkuos, nes tai, nu, tiesiog monstras irgi. Ivan Milkovič ten, jo, žvėris.
Tada 5 zonai turim antrą outside hitterį. Kristijan Savani būtų. Atsimeni tokį? Savani iš Italijos rinktinės. Jo, tai ten irgi teko žaisti prieš jį. Jo, senai irgi ten, ne jaunuolis, ten didesnio, aš nežinau, aš galvoju, ar esu matęs didesnį šuolį pa žmogų negu jisai, kad šoka. Ten irgi per apšilimą ten tokius duodavo ir ta visa jėga, sprogstamą jėgą ir jis turėjo visus smūgius, ne tai, kad virš užto, jis galėdavo net negalvoti ten visiems per viršų duoti, bet ne, jisai sukiodavo kamuolį, jisai gražiai, ten netgi užmetimą, kada jis gali padaryti, ne. Duoda į liniją, duoda iš 4 į 4, žodžiu, all angles possible, viską turėjo žmogus, gerą prijomą, padavimas išsimeta 2 metrus į priekį, supranti, už linijos, pakyla, ir skaičiuoju čiutnės sekundės, kada jis nusileis, žinai, ir pareina bomba. Tai va, savo laiku jis buvo geras, iš tikrųjų, labai geras. Irgi teko prieš jį žaisti, ten žodžiu, kosmosas, irgi. Ja. Tai gerai, tada 6 zonai mes turim antrą centro puolėją. Antras centro puolėjas. Nu, tebūnie bus Lisinats gal. Ten irgi, nerealių sugebėjimų žmogus. Apskritai, serbai, jau pas mane kiek 3 serbai, ne jau išrinkti. Jo, 3 trečias jau dabar. Tai, matai, jie turi skirtinumą tą savo savybę, tokią, tą kovingumą. Jie kai lošia, tai ten būna užsispyrę kaip velniai ir ten eina kai tankas, jiems niekas nesvarbu, svarbu laimėti, svarbu pergalė ir daugiau niekas nesvarbu. Tai jo, imčiau Lisinacą, nes ten irgi nerealių galimybių žmogus ir dar, manau, jam ten visą karjerą prieš akis, nežinau kiek metų, bet dar liosiai daug metų. Gerai, tada turim, kas tos centro puolėjus pakeis antroji linijai, tai libero žaidėjas. Ženė Grebennikov. Labai paprasta. O dėl ko? Tai čia, geriausias pasaulinis, žinau, tai ten greitis koks pasyta, visa technika, kojų darbas, tai jam turbūt nepasiekiamų kamuolių nėra. Jisai griūs, bet vis vien ims trauks tą kamuolį, ten bėga, griūna, kaip žiūri tos highlightų, šoka per, žinai, tas taburetės, ten su viena ranka traukia tos kamuolius, be baimis visiškai ir turi tą uoslę kamuoliui, žino, kur atsidurs kamuolys, tiesiog pasaulinė lygė žvaigždė, jau galima sakyti, taip, tinklinė. Gerai, ir dar turim turėti žmogų, kuris stovės šalia aikštės ir vadovaus šitai komandai, tai treneris. Treneris? Gerai, dėl trenerio nebuvau pagalvojęs. Kas pirmas? Tai tebūnie. Tai tebūnie bus Stelio Deroko, jo, tas treneris, kurį išgyriau labai, kuris pakeitė poziciją, nes jisai vertas to, nes, jeigu, sakau, Kanados rinktinė tiek metų pradirbęs, tai daug ką reiškia, manau, žinai, nes tai yra irgi labai stipri rinktinė, tai jau. Aišku, tai buvo prieš daug metų, bet kaip bebūtų. Jo. Gerai, ir pačiai pabaigai, koks tavo būtų palinkėjimas Lietuvos tinkliniai? Lietuvos tinkliniui pasižiūrėti į veidrodį, pradėti galvoti ir kažką daryti, o nesėdėti toj kėdėjai, ta prasme, patogiai ir nieko nedaryti, ta prasme. Tai tiesiog tuo ir palinkėčiau, kad judėtų į priekį, nes dabar tai nežinau, jau kiek metų nejuda į priekį, ta prasme, tai to ir palinkėčiau. Tai supratau, tai ačiū tau labai, Arvydai, kad sutikai pasikalbėti, tikrai praėjo tos beveik 2 valandas labai greitai ir sužinojom tikrai
daug įdomių dalykų ir sėkmės tau užbaigti sezoną ir gerų artėjančių švenčių. Ačiū labai. Tau irgi. Iki. Iki.